Triukšmančių pagrindinės mokyklos. Taip, man labai patiko šiandienos žaismingas ir įdomus darbas, bandysiu tai taikyti savo mokykloje. Ačiū. Ar nebijot pasipriešinimo mokytojų, kad jie... Nebijau, nes iš tikrųjų mokytojai yra gana kūrybingi ir trokšta tokio įdomesnio darbo. Rimas Šiluvos vidurinė mokykla, direktorius, šiaip esu nustebintas vaikų laisvumu, mokytojų, mokinių santykiais, kūrybiškumu. Tai mane stebina. Gerbiamas direktorių, kaip Jūs pats galvojat, ar dėt savo pastangų, kad pas save pabandyti tai padaryti? Ar... Tai be jokios abejonės verta tai bandyti. Vardas Madolinas, esu prezidento Jono Žemaičio gimnazijos direktorius. Man patiko prisiminti savo muzikos pamokas. Patiko toks supratimas, kad muzika irgi labai rimtas dalykas, kuriame reikalingas ir skaičiavimas, ir kartais mokykloje kai kurie dalykai yra rimti ir nerimti. Tai šitas dalykas parodė, kad muzika integruojant su lietuvių kalba yra labai rimtas dalykas. Esu Vytautas, Paupio mokykla daugiafunkcis centras, direktorius. Man čia patiko todėl, kad direktorė su pavaduotoja sugebėjo užvesti kolektyvą, sudalyvauti geram projekte. Projektas duoda naudą tiek mokytojams, tiek vaikam, aišku, daugiau vaikam. Ir vaikai noriai dirba, matosi visų lygių vaikai, tiesiog dalyvavo veikloje ir pasiekė tam tikrų rezultatų. Šios mokyklos direktorė, šiandieną man patiko matyti galutinį rezultatą dviejų pamokų. Džiaugiuosi, kad pastangos tiek tyrėjų, tiek mokytojų pasiekė rezultatą tokio, kokio tikėjosi ir kokio jie norėjo. Praėjusi pamoka buvo intensyvesnė, tačiau aš suprantu, kad jie eina link tikslo labai konkrečiai ir todėl tos pamokos būna labai skirtingos ir turbūt to įdomios. Nuoširdžiai dėkoju dirbusiems mokytojams ir tyrėjams. Ir jums. Tai sakydama, tai yra mūsų šio projekto galutinis rezultatas. Dirbome patys, dažėme patys, klijavome patys. Kaip vaikų prisiminimuose labiausiai ir išliko turbūt tas pats gamybinis procesas, techninis dalykas. Kai Miglė atvažiavo ir visi bandėme klijuoti, iš pradžių klijai netiko, viskas atgal virto, vaikai labai atrodė įsigandę ir nusivylę. Toks jautėsi emocijų, kaip aš sakau, nuosmukis, toks nelaimė, kas dabar bus, bet pakeitėm klijus, išgelbėjom situaciją ir vėl visi pabaigėm ir iš tikrųjų labai sunkiai dirbom visą dieną. Klijavom, jau buvom pavargę ir pikti ir mokiniai, pasikeitė emocijos, matau, mokiniai jau irgi stengiasi, kad tik greičiau. Bet kai priklijavome viską, visi pradėjome ploti ir direktorė atbėgo iš kabineto pažiūrėti, kas čia vyksta. Triukšmas, iš tikrųjų supratom, kad tas galutinis rezultatas yra, o galutinio rezultato visi norime visada iš kiekvieno proceso. Ir už nors siena kalba, kad šiandien mes buvom kūrybiški. Mes tikiuosi, kad nuo šios dienos būsim kūrybiški visada. Ir tikiuosi, kad šioje sienoje nuolat atsispindės mūsų kūrybiniai darbai ir tolimesnė veikla. Tai yra procesas nesibaigs šią dieną, o procesas tęsis ir toliau.
kiekviena naujovė netaip lengvai ateina. Pasipriešinimas buvo iš pradžių nedidelis, po to atsirado ir kas man buvo trupučiukas skausmingiausiai, tie, kurie nedirba, taip to sudurmstė vandenis, kad nuėjo iki tėvų. Ir kai kurie mokiniai atskilo vienoje klasėje. Ir po to reikia tikrai daug stengtis, kad paaiškinti svarbą. Ir aš šiandien irgi norėjau pasakyti, nauda ne iš karto užčiuopame, nauda ateis kitais metais, ateis galbūt po mėnesio arba rudenį. Bet vis tiek aš turiu to savo nuomonės ir laikysius, kad tai yra svarbu. Aš mokytojams tą patį sakiau, dalyko žinias mes galim visokiais būdais į tą galvelę, bet tas bendrasias kompetencijas ugdyti tai yra svarbiausias uždavinys, tai ką mes dabar darėm. Nes ne kiekvienas gebam tai daryti, o tai yra svarbu. Gyvenime tai yra svarbiausiai. Ir aš sakiau, ateis nežiūrės, kaip tu moki skaičiuoti, kaip tu moki rašyti, kaip tu gebi komunikuoti, bendrauti, atskleisti save, parodyti, išgirsti kitą. Tai svarbiausiai grožio. Ryte iškart bėgau miegoti, o dar pamenu sienos dažymą ir pamokas su kirmėlėmis. Esu Mykolas Natalevičius, kūrybinis partneris. Dirbu dviejose mokyklose – Nemakščių ir Kapčiamiesčio mokykloje. Ką tik šiandien baigėme darbą Nemakščių mokykloje ir labai džiaugiuosi ne tik savo, bet ir visų savo kūrybinių partnerių darbų, nes mes tikrai bendrai dirbdami sukūrėme ne tik kad gerą kūrybišką atmosferą, bet išmokėme mokytojus ir mokinius, kad jie gali žymiai daugiau negu kartais atrodo. Todėl, kaip mes šiandien paskutinį kartą susitikę su jais kalbėjome, mes sakėme, nebijokite neįmanomų dalykų. Neįmanomi dalykai kartu dirbant sistemingai tampa įmanomi. Esu specialioji pedagogė logopedė Kristina Kasparavičienė. Dirbu Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje. Šiais metais dirbu su šeštokais kūrybinėse partnerystėse. Labai džiaugiamės pakliuvę. Ir kūrybinės partnerystės tai yra puikia galimybė tobulėti ne tik mokiniams, mokytojams, bet ir visai mokyklos bendruomeniai. Ir tikimės, kad kitais metais vėl pakliusim į jas. Norėčiau paklausti jūsų keletą klausimų, ar galėtumėte atsakyti? Prašau. Kokias išdaigas mėgai krėsti su savo broliais, seserimis, mokykloj? Išdaigų visokių prikrėsdavom, visko sugalvodavom. Mokykloje krėsdavot? Krėsdavom. Į mokytojus norėdavom apgauti. Visai būdavo. Kaip tau sekėsi mokytis? Kokiais pažymiais mokytis? Mokytis man sekės labai gerai. Buvau pirmonė, mokiaus penketukais. Draugams padėdavau pasiruošti. Kelių metų pradėjai lankyti mokyklą? 7. 7.
Kelių metų baigėjai? 11. Kada priėjai pirmą komuniją? Pirmą komuniją priėjau, turbūt buvau 10 metų. Kada pradėjai dirbti? Dirbti pradėjau, kai mokyklą baigiau, buvau 12-13 metų, jau taip mes eidavom visur į kolūkį, į rugius rišdavom, į linus raudavom, į visokius darbus. Dirbom, daržus ravėdavom, bulves kasdavom. Ką mėgdavo veikti po darbo? Laisvalaikio, ne? Laisvalaikio tai ką? Pažaisdavau su draugais, su seserė, su broliu, knygas skaitydavau, užsiuvinėdavau, megzdavau. O kokias knygas skaitydavai? Visokias knygas skaitydavau, daugiausiai pasakas. Ačiū už jūsų klausimus. Prašau. Aš esu Miglė Šalnaitė, architektė. Nemakščių mokykloje dirbau kaip kuriantis praktikas. Su 7-okais projektas vadinosi Kalbanti siena. Galbūt mokytojams rezultatas buvo labai svarbus. Dėl to mes stengiamės, kad būtų kažkoks rezultatas. Man asmeniškai buvo labai svarbu santykių su vaikais ir kas jiems pasiliks po to projekto ir kas asmeniškai mokytojams, ką jos sugebės, reiškia, pačios įnešti, pačios pasitikrinti savyje ir ką sugebės paskui taikyti. Ir labai norėjusi tiesiog kažkaip uždegti, nebijoti kažkokio naujo vėjo įpūsti ir kad jos pačios savim ir vaikai patys savim patikėtų. Aš esu mokytoja Vita, lietuvių kalbos mokytoja. Dirbu su šia klase, su 8-okais jau ne 1 metus. Bet buvo įdomu sudalyvauti šitam projekte, nauja patirtis, naujai atsivėrusios vaikų akis. Aišku, buvo smagu naujos pažintis su žymiais žmonėmis, galima ir taip pasakyti, bet aišku, svarbiausia tai, kas lėmė šito projekto sėkmę, tai mūsų rezultatas. Ir mes tuo džiaugiamės ir didžiuojamės ir galim iškėlę galvą aukštai sakyti, ką mes padarėm ir ką nuveikėme. Aš tikiuosi, kad tas projektas turėjo visapusiškos naudos. Mes jau apie tai esam kalbėję tiek mokytojam, tiek praktikam, tiek vaikam. Ir tikimės, kad kitais metais mes galbūt sudalyvausim kažkokiame panašiame projekte. Kokiais metais gimėjai? 1948 gruodžio 10. Smulkėnių kaime, kuris dabar jau išnykęs. Nėra. Dabar aš paklausiu tavęs keletą klausimų apie senovę. Gerai. Ar būdavo šokiai? Būdavo. Kas pusę kilometrą būdavo vasarą, gegužinės. Žiemą kultūros namai visur, pa žmonių. Būdavo po beržų, tokių beržų ten pavarniai. Po kiek laiko vykdavo? Po 5 valandas, 6. Kokie žaidimai anksčiau būdavo? Žaidimų daugiausiai, kvadratas būdavo. Nuo kiek metų pradėjai eiti į mokyklą? Nuo 8. Nuo 8. Kokia pamoka labiausiai patikdavo? Rus. Kiek tau buvo metų, kai tu baigėjai mokyklą? 16. Kokius darbus dirbdavai? Darbai buvo sunku, nes gyvenome mes daugiavaikiai, kaip pasakius, daugiavaikiai vienoj šeimoj gimime. Iš po darbų kelintą valandą panašiai eidavai miegoti? Mes nemiegoti eidavom pirmiausia, keldomės 5 valandą rytą, su dalgiu pripjaudavom karvei šieną, paskiau 9 valandą su kiriu eidavom kirvamalkės kirsti. Pareidom 6 valandą, po 6 eidom šieną griebti karvį, vežti, kad turėtų žiemai karvį. Šieną. Ačiū už atsakymus. Lietuvių kalbos mokytoja Elena Vaitkuvienė. Kūrybiškumas man nebuvo naujas. Aš tai pamokose naudojau labai seniai. Ir galbūt netgi rajone vieni pirmųjų pradėjom organizuoti netradicinės pamokas. Tai buvo greičiau man kaip pasitikrinimas, ar aš einu tą kryptimį. Ir labai smagu, kad aš einu dirbu būtent taip.
Kiekvienas projektas, kiekviena tokia veikla duoda labai daug, be abejo, ir mokytojams, ir dirbusiems šitą linkmę. Visų pirma, tai integravimas. Tai yra Respublikoje turbūt pati sudėtingiausia ir sunkiausia mokytojų užduotis. Čia mes bandėme ir mums tikrai labai pavyko lietuvių ir biologiją integruoti. Integravome netgi 3 dalykus. Ir dailę, ir biologiją, ir matematiką, ir lietuvių, tai čia tos mūsų netradicinės pamokos gamtoje. Toliau be abejo pažinome labiau vaikus ir žinome jau dabar labiau atsiskleidę vaikai ir žinome, ko galime iš jų reikalauti, ko galime iš jų tikėtis, galime kitaip pamokas organizuoti. O tai ir yra rezultatas viso to ir džiaugiamės, kad galim dalyvauti tokiam projekte. Labadiena. Ar galėtumėte man atsakyti keletą klausimų? Galiu. Kaip jūs pramogaudavote mokykloje? Šokdavom, dainuodavom, žaisdavom. Kokios pamokos jums labiausiai patiko? Fizinės patiko, krepšinį žaisti, sportas. Ar buvote jūs dirbusi mergaitė? Nu, visai buvo. Ar išsipildė jūsų svajonės? Nu, tos svajonės gal ir taip. Kaip sekėsi moksluose? Vidutiniškai. Ar patiko mokytis? Kai geri pažymiai patinka, blogai nepatinka. Kuo svajojate dirbti? Siuvėja. O kodėl? Todėl, kad mėgdavau siūti, dabar ir baigiau siuvėją. Koks buvo pirmas pažymys? Jau prisiminim, bet tai 4. Kiek klasių jūs baigėte? 11. Kaip mokytojai jūs bausdavo? Jau čia paskursdavo, jauti patamdavo. Ačiū. Aš esu Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos muzikos mokytoja, o kaip kartu ir 8 klasės auklėtoja. Ir šitas kūrybinis procesas visas tikrai padėjo daug geriau atpažinti auklėtinį, kiekvienas atsiskleidė kaip asmenybė. Man buvo džiugu, kad kiekvienas vaikas mes, kada kūrėm himną, įnešė savo po kruopelytę, po dalelę savęs, įdėjo tą darbą. Ir kada mes rinkomės tą galutinį rezultatą, kai buvo mums vis tiek ėjom prie galutinio tikslo, tai buvo be galo tas atsakingas momentas, kad reikėjo atsižvelgti kiekvieną vaiką, kad jo indėlis, bent jau posmelis, bent jau melodijos nata kažkokia tai būtų. Ir šiaip taip labai gerai susibendravom su savo klase. Šiaip ta klasė yra tokia spontaniška, organiška ir mes dirbdami kartu su lietuvių kalbos mokytoja taip ir abi tarpusavį labai gerai susibendravom ir aš manau, kad ta patirtis leis ir toliau bendrauti ir bendradarbiauti ir tų gerų minčių, gerų idėjų realizavimas bus tęsis į tą priekį. Aš esu Rastida Greičienė, esu pavaduotoja ugdymui, Irenos kolegė prie vieno stalo, tai visą tą puikiai mačiau, visą tą darbą ir iš tikrųjų neatsidžiaugiu Irenos darbštumu, kruopštumu ir to begaliniu lėkimu. Ten kitas gali norėti. Galiu, aš, kaip sakau apie save, aš gal turiu irgi daug gerų ketinimų, bet kad tiek apriepti ir tiek padaryti, kiek padarė Irena, tai iš tikrųjų ne kiekvienam Dievas tiek davė. Ir aišku, dar labai noriu pasakyti, kad nepaprastai džiaugiuosi vaikais. Visada džiaugiuosi vaikais, kurie labai daug gali ką padaryti. Ir dažnai pagalvoju, kad mokytojams reikia labai pasitempti. Mokytojams reikia neatsilikti nuo tų vaikų. O dažnai mums tai būna, kad mes jau iš tikrųjų gal ir senstam, gal tokios nuostatos yra kitokios. O vaikai jau jie eina pirmyn, jie daug daugiau mato ir mes tikrai turim visada lėkti į priekį ir daug daugiau, žodžiu, mus tai įpareigoja. Aišku, mes ir privalom tą daryti.
Mamyte, aš norėčiau su tavimi paskaityti apie tavo vaikus. Ar gali paklausinėti? Gali. Kiek jūsų šeimoje buvo vaikų? 9. Ar tu buvai vyriausia ar mažiausia? Vidurinė buvo. Kokioje mokykloje mokėsi? Pušalka vidurinėje mokykloje. O kaip sekėsi? Vidutiniškai. Gal gali pasakyti vieną savo neišsipildžiusią svajonę? Neišsipildžiusią svajonę išvažiuoti į užsienį. O gal svarbi svajonė išsipildė? Kokia ji? Na, išsipildyti turi jūsų visi 9. Mamyte, ar tu džiaugiasi, kad tu turi mūsų vaikus? Taip, džiaugiuosi. Pasvajok, ko iš mūsų tikėti ateityje? Kad gerai mokslus baigtumėt ir gyvenimuose. Ačiū, mamyte, mes labai tai mylime. Tu pati geriausia mamyte pasaulyje. Ačiū. Šeštos klasės auklėtoja. Kada mes pradėjom dalyvauti projekte, aš galvojau, šeštokai per maži, aš per daug saugusi. Nenoriu pasakyti žodžio sena. Iš tikrųjų, man labai sunku buvo keistis ir aš galvojau, kad aš negalėsiu priimti tai, ką projektas man siūlys. Ir iš tikrųjų buvo sunkoka. Vaikam gal buvo sunkoka, kad jie dar pirmi metai šitam projekte ir tokio amžiaus, ir trūksta to savarankiškumo. Su Nemakšių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos kūrybinė agentė Daiva. Apie ką šitas projektas man? Bandžiau galvoti, mintise perkrati dar nuo vakaro, apie ką šitas projektas. Turbūt labiausiai apie tai, kaip vietos žmonės, tiek vaikai, tiek mokytojai, tiek jų tėvai didžiuojasi šitą mokyklą. Nes atvažiuojant nuo pirmų susitikimų supratau, kad šita mokykla iš tikrųjų ypatinga, turi gilias tradicijas, labai stiprų mokytojų kolektyvą, labai stiprią savo kultūrą, bendravimo, mokymosi. Buvo klausimas, kuo gali šitas projektas dar prisidėti prie šitos mokyklos kultūros. Tai prisidėti turbūt tuo jausmu, kad iš tikrųjų mokykla turi kuo didžiuotis, turi ką parodyti, tik tai reikia nebijoti išlaisvinti savyje tą kūrybiškumą, jį atskleisti ir juo dalinti su kitais. Labą dieną. Labą dieną. Norėčiau paklausti jūsų klausimų apie vaikystę. Ko įdomina? Įdomu. Pirmas. Kokias knygas skaitydavot vaikystėje? Aš vaikystėje, kada ėjau į mokyklą smetonų laikais, skaitydavau visą, kas lietuviška, kitokios nebuvo, patriotiškos. Kregždutė, Karys, Trimitas, Lietuvos aidas, ūkininko patarėjas, moterų laikraštis, tretininkų žinios, viskas, kas su katalikiška, 21 amžius to irgi ėjo tada. Kokį maistą dažniausiai tekdavo valgyti? Valgydavo, ką tėvai duodavo. Pusryčiam būdavo barščiai, mėsa, kruopos ant paskutinių. Pietum, jeigu bulvės su raugintu pienu, jeigu bulvės su raugintais agurkais. Mėsų nebūdavo pietum. Tiem, kaip čia, popiečiams vadinas, kaip jau, kaip pasakyti tą? Priešpiečiai? Ne priešpiečiai, po pietų. Padvečarkom sakydavau. Aš pasakysiu lenkiškai, padvečarkom. Padvečarkom irgi duodavo po lašinių, gabaliuką ir po agurką pusę. Į duonas reikia naminę, labai duona būdavo skani. Kokius darbus dirbdavot būdama 12 metų? Visus dirbau darbus. Ne 10 hektarų su arkliais, su plūgu, tų lubinų lauką rugiamų sėti. Atėjo kaimynas ir sakė, ką tu tėvai galvoji, uždėk tam vaikui kepurę, atimk skardą, nors atrodys berniuks, o dabar mergaitė su sijonu duodasi po plūgais.
Esu Jurgita Verseckaitė iš Kėdainių, kūrybinių partnerysčių Kėdainių regiono kuratorė. Martyno Mažvydo vidurinė mokykla yra mano kuruojama mokykla kūrybinių partnerysčių projekte. Jurgita, šiandien buvo jau tas baigiamasis čia, tau teko būti ir kitose mokyklose, ar ne? Taip. Ką tu šiandien pamatėjai, kas tau šiandien patiko? Džiaugiuosi Nemakščių mokykla, nes jai tikrai pavyko įgyvendinti visas idėjas kūrybinių partnerysčių projekte. Džiaugiuosi, kad kaip bendruomenė jie puikiai susitelkė tam tikslui, mokinius įtraukė į kūrybinę veiklą, kūrybiškai gyvendino mokymo programas ir tiesiog linkiu bet kokiu atveju gyventi tokiom idėjomis ir toliau. Aš esu Rasa Nekrošiūtė, dalyvavau kūrybinėse partnerystėse su 7 klase. Buvo labai linksma, išmokau labai daug, įgijau daug patirties, o svarbiausia, pamačiau žmonės spalvotus, tokie, kokie jie yra iš tikrųjų, nes pamokoje visi būnam vienodi ir pilki, o dabar pamokose mes visi esam spalvoti. Labą dieną. Labą dieną. Ar galime užduoti keletą klausimų? Galite. Tai pirmas klausimas būtų toks. Kiek klasių baigėte? 7 klasės. O nuo kiek metų pradėjote mokintis? Pradėjau 8,5 metų. Ar patiko mokytis? Labai patiko. O ar gerai mokinasi? Mokinausi gerai. Iš pradžio kol persverčiu, buvo sunkiau, paskui buvo labai gerai mokinasi. Nes buvo 5 balis, 5 buvo aukščiausias. O kokiais pažymiais mokiniais? Buvo 4-5. O koks dalykas labiausiai patiko? Visi dalykai buvo įdomus, kaip pasirinkimą neturėjau, viskas gerai mokinausi. Matematikos, lietuvių. O ar būdavo kokios bausmės? Kai nusikalbam, tai būdavai. Vien žirnų paplūkuoti reikėdavo, ir griūšių gaudavo, norisus apsukinėdavo. O didžiausia bausmė, kaip pasakydavo, kad reikėjo atsivesti į mokyklą. Tai buvo didžiausia bausmė.